Renginys Netikėčiausi kūrybiniai atradimai vainikavo tradicinį Marijampolės kultūros centro projektą Pasaulio sūduviečiai. Evangelikų liuteronų bažnyčioje skambėjo muzika, liejosi giesmės. Kūrybinius ieškojimus susiejo kraštiečių Jungtinėse Amerikos valstijose gyvenančio mokslininko ir menininko Audriaus Plioplio kūryba. Ne pirmą kartą projekte dalyvaujanti Rygiškių Jono gimnazijos moksleivė Laura Pačkauskaitė šį kartą prisistatė kaip pianistė. Pati mintis, kad galime kurti, dalinti savo kūrybą, tai manau, tai buvo pagrindinis dalykas, kuris mane inspiravo kurti. Mintis, kad ne tik Plioplys gali kurti, bet ir aš galiu, davė tą tokį impulsą ir idėją sukurti kažkokius naujus dalykus. Kaip netikėtas kūrybinis atradimas renginyje buvo eksponuojama Aušrinės Dubauskienės meninės knygrišystės darbų paroda. Tiesiog netikėti atradimai. Išties tai yra mano žaidimai. Žaidžiu su oda ir su popieriumi ir darau knygeles mažytės, labai miniatiūrinės. O kodėl šiame renginyje, aš tiesiog pamaniau, kadangi bus giesmės, tai viduramžių laikotarpio, o mano knygutės visokiais rakteliais ir užraktėliais taip pat viduramžiams tarsi atstovauja. Čia tiesiog knygų prototipai. Į žaisliukai ant kalėdinės eglutės artėja mūsų tas gražusis laikotarpis, kodėl nepasidžiaugus. Projektas Pasaulio sūduviečiai Marijampolėje vyksta 3 metus. Jo vadovė Ona Birutė Surdokienė džiaugiasi, kad kasmet pasiekimai vis didesni. O svarbiausia, kad Sūduvos krašte atrandami nauji talentai, o jiems svarbu save išreikšti, būti matomiems ir pripažintiems. Bene svarbiausia, kad gerbiamo mokslininko menininko Audriaus Plioplio idėja tiesiog labai stipriai įgyvendinama, vis stipriau ir stipriau, nes kai pirmą kartą jisai pateikė savo tik tai kūrinius ir mes tikrai nežinojom, kad taip išsirutulios į mūsų tokią veiklą. Ir šiuo metu, kadangi mūsų krašte yra nepaprastai talentingi ir pedagogai, ir mokytojai, ir režisieriai, ir sujungtos buvo visos pajėgos ir šiuos metus mes tikrai įspūdingai baigiam tuo, kad apjungėm tiesiog per 100 jaunų talentingų žmonių. Baigiamajame renginyje pristatytas Audriaus Plioplio atradimas senas rankraštis, kurį mokslininkas ir menininkas pasitelkęs mirusias kalbas ir naujus šifravimo būdus perskaitė. 15 amžiaus pirmoje pusėje rašytame rankraštyje nagrinėjamos temos nuo botanikos iki farmacijos. Jame gausu kalendorių, astrologinių piešinių, kurie viduramžiais buvo vienais iš gydymo būdų. Sveikatinimo funkciją atliekantį rankraštį šifravęs Plioplys pajautė, kad visą tai galima perteikti ir muzika.